Nu ką, kebras, darova visiems. Emkės visiems, biški jau reikia jums duoti nuo emkių pailsėti, o reikia ir mums pailsėti nuo visų darbų. Tai šiandien su Monkiu, su draugu mūsų, Motofox įkūrėjų. Ne. Žodžiu, ką, biški pailsėsim nuo darbų ir važiuojam prasivažiuoti. Oras pasaka, pagaminsim ką nors pavalgyti. Mano kameristas kaujas nemoka filmuoti, bet viskas gerai. Tai žodžiu, hebra, važiuojam pasivažinėti. Pažiūrėsim, paieškosim daug kokių balų, įkišim draugus į palą ir praleisim gerai laiką. Pagaminsim kažką pavalgyti, gamtoj kai visas ir iš jūsų palaikyti po komentarą. O mes važiuojam. Ratis jau nekurtas buvo kokių porą mėnesių gerų. Čia jau per paskutinės varžybas buvo išvažiavęs. O, ir Monkis, va. Matosi iš karto, kas prižiūri keturračius. Pažiūrėk. Švarus, gražus. Monkio. Matosi, gyvenimo matęs. Naujas keturratis, seniai. Naujas, nu. Tai kodėl tu jį neprižiūri, ble? Jisai naudojamas palipas, kaip jau ne, blėt. Žemės ūkio technika. Nu, o ne, grožis gerai. Nu, pažiūrėk, gražus, mano, gražus. O Monkio. Kaip iš malkinės ištrauktas. Gerai, ką, važiuojam, pasivažiuosim biškį. Pakvėpuosim grynų orų, pažiūrėkit, koks oras. Hebra, pasaka. O iš jūsų po laiką, po komentarą, o mes važiuojam. Realis pasaka, šaltukas ir gražu. Žiūrėkit, koks vaibelis. Jie per batytę daro. Kitais, kodėl vanduo toks žalias. Gal čia saliarka. Nežinau. Ką, važiuojam toliau.
karvė. Vai. Jo, kelio čia nėra. Oi, čia Latvijos miškai. Man tai jau laikas padangas pasikeisti. Va. Problemų. Kapinko, o šis. Pas mus rimtos problemos. Ai, ble. Įjung blokiruot. Reikia padangas keisti. Keturačių sezonas prasidėjo, o jūs dar neturite keturačių. Dabar Motofoxe didžiulės nuolaidos. Pavyzdžiui, 4PM CF moto dabar 500 eurų pigiau. Litras 500 eurų pigiau ir dar gaunate daiktadėžio dovanų. Mūdas 12 990 eurų. Hebra, geras nuolaidas. Kreipkitės į Motofox ir įsirinkite savo naują keturačių. O jeigu reikia aprangų, serviso, šalmų, detalių, irgi kreipkitės į Motofoxą, o jeigu pasakysite, kad Nogurska, gausite dar ir nuolaidą. Važiavom, bet laikas pietų. Monkis kažką pagamins mums čia, ką valgysim? Valgysim šiandien dešrainis iš Lidlo, labai paprastai, bet manau skaniai. Bet nepaprastai, ne? Ja. Tokį vastaliuką turim, iš CF padarė. Jau ingredientai stovi. Žodžiu, va toks. Šiandien vaibelis pas mus. Gerai, kad yra keturačius. Galima pailsėti kartais. Va, laužiukas, keturačiai, upelis, maistas, ko dar reikia. Hebra, jeigu jūs norite keturačio ar kokią motociklą, drąsiai kreipkitės į Motofoxą. Motofoxas jums parūpins bet kokią techniką, kokią jūs kitais norėsite. Ar motociklą, ar krosinį, ar keturatį, ar šiaip reikia dalių, ar kokią servisą. O dabar taikoma litrui 8PM 1500 nuolaidų. Tai Black Fridays nuo 17 iki 30 lapkričio, man atrodo, ne? Tai Hebra, 1500 nesimėta. Tai Hebra, jeigu tenai norite keturačio, tai drąsiai kreipkitės į mane ar į Motofoxą ir važiuosim kartu taip kaip mes. O ką, mes laukiam, kol kažką pagamins pavalgyt ir važiuosim toliau. Žiūrėkit, Hebra, dabar stovėjom, su Monkiu pašnekėjom ir pagalvojom. Atsimenat, kažkadaise aš buvau padaręs pakatuškį, kai susirinkom visi, nei jokios varžybos, o tiesiog susirinkom Nemenčinį Baltic Petroleum, kartu mes su Vabaliuku padarėm pakatuškę, Vabaliukas pamaitino, o kodėl nepadaryti ir vėl tokį. Tai pagalvojom, kad šitą seriją išeis ketvirtadienį, tai sekmadienį. Iš karto. Tai kelintą dieną ten pas mus gaunasi? 23 dieną padarom pakatuškį. Tai kartu su Monkiu, manau, kad ir Vabaliukas prisijungs. Aš padarau trasą, pasivažinėjom, be jokių ten purvą ir taip toliau, tiesiog krūtai pasivažinėjom ir padarom kažkokią stovyklavietę, kur bus Vabaliukas, Monkis su savo maistu ir žodžiu praleisim, manau, kad gerai laiką. Tai Hebra, sekit mane
Instagram'e ar TikTok'e, viską papasakosiu ir tikslų laiką, kada, kur, kaip susitinkam. Manau, kad bus gera idėja. O jūs, jeigu atvažiuosit, ar jums patinka tokia idėja, parašykite į komentarą, ar sudalyvautumėt mūsų pakatuškį. Tai manau, kad susitiksim sekmadienį ir taip ir padarysim. Va tokia serija gavosi, vakar jau sutemo, tai nespėjau pabaigti video. Tai ką, raketa išplauta, prasivažiavom, manau, kad ir jūs jau pavargot nuo mašinų biškį, paįvairinau savo kanalą, tai ką, turbūt raketą statau į garažą, bet matyt, kad iki sekmadienio. Tai hebra, jeigu norit, kad padaryčiau pakatuškę, rašykit komentaruose, ar atvažiuosit ir bandysim kažką kartu su baliuku, su monkiu padaryti. Tai ką, turbūt atsisveikinam. Manęs dar laukia didelis projektas, hebra. Gal šitoj pabaigoj parodysiu biškį, ką nupirkau ir bandysim lipdyt, daryt ir žiūrėsim, kas bus. Tai ką, hebra, iš jūsų po laiką, po komentarą ir susitiksim kitą ketvirtadienį. Ova!